Sveiki, aš Lukas ir aš dabar bloginu. Kokia prasmė, ką aš čia darysiu? Ar aš žinau, tiesiog nesąmonė visokas. Tai plėšiu banką, gal kokiu prezidentu pabūsiu. Na, tikiuosi visai įdomu bus. O, gitarėlį. Pagrosiu. Nesąmoniškų. Nedėra lieva gitara. Na va, pagrojau su gitara. Iš pradžių su šitas, paskui su šita. Nors nieko nemoku, iš tikrųjų, čia toks grojimas, tai... Ai, čia mano pradžia mokslis tik tai. O, modeliukas. Dodge Viper. Yeah. Fuck. O, baterija. Ar žinot, kaip reikia šitą bateriją patikrint? Aš žinau. Pasiimi bateriją ir prilieti prie liežuvių. Jeigu trenkia, reiškia gera. Nieko gero, bet gal veiks. Beje, netaip senai įvyko mano gimtadienis ir aš gavau vieną dovaną nuo savo draugų. Štai šią. Ir ką jūs manot, man reikia su ją daryti? Man tai čia atrodo ir taip gera dovana, bet... Nežinau. Na gerai. Truputį pasakosiu apie save. Aš vyriškos giminės. Negeriu. Nerūkau. Dabar labai pergyvenu, kad praradau savo transporto priemonę. Ji man buvo labai brangi. Ir štai. Ir čia aš prie jūs. Nu, šiaip ne šitai, tiesą sakant, bet vis tiek pergyvenu. Nes turėjau tokią vieną mašiną, kuri yra mano kituose video keliuose. Mano žygdarbiai tokie nelabai geri. Iš tikrųjų nelabai didžiuojuosi, nes netyčia buvau praradęs teisės. Po to teko laukti kelis mėnesius ir eit papildomus kursus, kad atsiimti jas. Tai dar mokėti už juos daug. Ir dar laukti, nes ten iš karto nebūna eilė dar. Bet iš tikrųjų tai labiausiai gaila, kad pardaviau savo mašiną. Buvo gera mašina. Man patiko. Jeigu kartais taip sustingsiu, tai nelabai kreipkite dėmesį, nes man būna tiesiog
Tiesiog nežinau, gal ne man vienam, bet gal man vienam, nes aš toks labai jau keistas žmogus, toks kažkoks kaip iš dangaus iškritęs meteoritų lietaus dulkės degysis, beskrendantis iš galaktikos į trečiąją mėnulio pusę. Jo. Taigi kartais, nežinau, pabandysiu tiesiog kažkokių nesąmonių pašnekėti. Gal kada nors šaus į galvą būna, kad kažkas tai mano, bent jau mano manim protingų, gal ką nors pasakysiu. Bet greičiausia ne. Nes kubas. Bet šitas. Taigi, kur aš baigiau? Turbūt ties niekur, nes aš niekur nepasakiau, man atrodo, čia. Pademonstruosiu savo išmaniąją kamerą. Visai geras daiktas. Čia matot liečiamas ekranas, čia ne koks, žinai, ten. Čia išmanusis telefonas. Viskas